Paveiksle pavaizduotas kubas sudėtas iš mažesnių kubelių. Mažojo kubelio paviršiaus plotas 24 kvadratiniai centimetrai. Klausia, koks didžiojo kubo tūris. Na, mums, kad žinotumėm kubo tūrį, reikia žinoti štai šitą jo aukštį. Pagalvokim, kaip mes galim sužinoti. Mažojo kubelio paviršiaus plotas, štai tokio mažučio kubelio, jisai susideda tas paviršiaus plotas iš viso 6 tokių sienų. Kiekviena siena yra kvadratėlis. Tai mes pažymėkime tą mažą kraštinytę x-iuku. Vieno kvadratėlio plotas būtų x kvadratu, paviršiaus plotas yra 6 tokie kvadratėliai. Tai 6x kvadratu bus lygu 24, arba x kvadratu yra 4, arba x yra 2. Aišku, mūsų x yra tik teigiamas skaičius, tai mums tinka tik dvejetukas sprendžiant šitą lygtį. Taigi, tas x-iukas lygu 2 reiškia viso to didžiojo kubo kraštinė bus lygi 4. Ir tūris jo bus lygus 4 kubu, tai reiškia 64 kubiniai centimetrai. Baigta.